Karminė pamoka numeris 2. Emocinė priklausomybė ir ištikimybė savo. Kviečiu paklausyti, gal tai apie tave. Šiandien tęsiu toliau ciklą apie karminės pamokas. Ir jei atsinešė šią pamoką, santykiai tavo gyvenime dažnai tampa vidiniu iššūkiu. Atrodo, kad meilė svarbiau už viską. Kad būti šalia reiškia kartais prarasti save. Kad tylėjimas, prisitaikymas ar savęs aukojimas yra būtina kaina, kad ryšys išliktų. Galbūt dažnai pagauni save galvojant: jei aš pasikeisiu, tada mane mylės. Jei būsiu mažiau reikli, tada viskas susitvarkys. Jei kentėsiu dar truputį, gal pagaliau manęs nepaliks. Tai nėra likimo klaida. Tai tavo sielos kvietimas išmokti mylėti taip, kad liktum ištikimas savo. Kaip uždaryti šią karminę pamoką? Pirma, pastebėk, kada meilėje atsisakai savęs ir švelniai susigrąžink dėmesį į savo ribas. Antra, prisimink, tikras artumas neauga iš tylėjimo, jis auga iš autentiškumo. Trečia, kasdien primink savo: mano tiesa yra verta būti išgirsta. Ketvirta, leis savo būti ta, kuri lieka santykyje, bet nesilaužo tam, kad tilptų. Kai išmoksti šią pamoką, tavo pasaulis pradeda keistis. Meilė tampa nebe našta, o džiaugsmas. Santykiai vieta augti, o neslėptis. O viduje atsiranda aiškus jausmas: aš esu su kitu, bet vis dar esu su savimi. Tai labai svarbu. Kitas įrašas apie karminę pamoką numeris 3. Apie kontrolės paleidimą, pasitikėjimą gyvenimu ir gebėjimą atsiverti. Jei nori nepraleisti, pasek mane. Iki.